Atsakovai, tarp kurių ir Artūras Orlauskas, UAB, INIT ir kitos įmonės iš viso turės atlyginti apie 116 tūkstančių eurų žalą. Kaip parašė pats Andrius Tapinas savo Facebook platformoje, kad jis nepaskaičiavo teismo nustatytų palūkanų nuo 2022 metų spalio. Andrius Tapinas ir Laisvės TV ieškiniu prašė teismo, kad 19 Artūro Orlausko laidų pagarsinti teiginiai apie visuomenininko ir jo įkurtos Laisvės TV neva pasisavintas ir iššvaistytas lėšas, kurios buvo skirtos Ukrainos paramai, būtų pripažinti netitinkančiais tikrovės, žeminančiais garbę bei orumą bei juridinio asmens dalykinę reputaciją. Įdomiai atrodo, vieno asmens įtaka valstybėje protestuoja prieš išrinktą valdžią, jo visokių viešų spaudimų nuverčiami politikai iš postų, po to šis asmuo gauna medalius kaip įtakingas visuomenininkas, kaip itin sėkmingai puola opozicinės žiniasklaidas per teismus. Kai kiti žmonės tuo tarpu, kai protestavo prieš valdžią, yra persekiojami teismuose, pasodinami į kalėjimus, jie vadinami įvairiausiais baisiausiais epitetais, rusų agentai, vatnikai ir taip toliau. Tai tie dvigubi standartai valstybėje ryškėja labai dideliais tempais. Artūro Orlausko advokatas Dominykas Vanharas savo Facebook platformoje rašo, bet dabar taisyklė teismuose yra tokia, kad su kiekviena vis nauja Andriaus Tapino byla teismai kuria vis naujas iki tol neegzistavusias taisyklės, kad ir dėl bylinėjimus išlaidų paskirstimo. Jei į teismą kreipiesi dėl X teiginių, o teismas dalį jų pripažino pažeidžiančiais garbę ir orumą, vadinasi reikalavimas laikomas tenkintinu dėl visų teiginių. Iki tol to nebuvo, o dabar atsirado. Teismai šiandien konstatavo, kad Andrius Tapinas yra absoliučiai nekritikuotinas. Bet kokia jo atžvilgių išsakyta kritika, nesvarbu kokia, pagrįsta ar nepagrįsta, pateikta humoristinė forma ar ne humoristinė, turinti faktinį pagristumą ar neturinti, bet teismuose bet kokia kritika Andriui Tapinui bus pripažinta kaip žeidžianti jo garbę ir orumą. Todėl, jei nuo šiol norėsite Andrių Tapiną pakritikuoti, tiesiog įvardinkite, kad kritikuojate žmogų, kurio negalima kritikuoti. Nuo mes dirbame toliau. Tolesni veiksmai Lietuvos aukščiausiasis teismas ir Europos žmogaus teisų teismas. O Artūras Orlauskas, Giedrė Gorienė prašo paramos.